Kęstutis Kasparavičius. Automobilis. Kartą mūsų raudonasis automobilis ėmė dėti kiaušinius. Jau prieš kokią savaitę jis pradėjo keistai elgtis. Kiekvieną dieną grįždamas namo jis prisitempdavo įvairiausių šakelių, minkštų skudurėlių ir popierėlių įstrigusių tarp ratlankių. Vėliau pastebėjome, kad iš viso to jis pradėjo sukti lizdą. Po geros valandos jis staiga pradėjo linksmai pypsėti ir mes atskubėjome pažiūrėti, kasgi atsitiko. Mūsų raudonasis automobilis buvo į lizdą sudėjęs 3 gražius raudonus kiaušinius. Lygiai 2 savaitės jis kantriai tupėjo lizde, niekur iš namų neišvažiavo ir visai neprašė benzino. Pagaliau iš kiaušinių pradėjo kažkas kaltis ir vienas po kito išsirito 3 gražučiai raudoni automobiliukai. Ir tada mūsų raudonasis automobilis išdidžiai išvažiavo iš garažo, paskui jį išvažiavo ir jo vaikučiai. Taip ir jie važinėjosi visi kartu kaip antis su ančiukais.